Labas šeštadienis, tai greitai pasidarykim Ethereum ar ne tokį high time frame analizę ir pasižiūrėkim paskutinę dalį, kas mūsų laukia ir kaip galim interpretuoti šitą price action ar ne. Tai jeigu paimtumėm ant daily time frame ir pasimtumėm ar ne visą price actioną nuo kovo mėnesio, tai mes turėjom vieną topą, antrą šalimai, trečią ir dabar turėsim ketvirtą attemptą perlūžti ar ne 4000, 4100. Mes arti to esam, kol kas apsistojom ties šitą supply zoną, gavom tokį gražų ar ne, dalinai SFP faktas, kad viso šito mes neišmušėm, bet attemptas buvo ar ne. Ir truputėlį čia apsistojom. Tai kokie galimi scenarijai, ar ne? Faktas, kad reikia akilai žiūrėti open interest, USDT dominance, Bitcoin dominance, visą Confluence bendrai paimti, pažiūrėti, kokias žvakės pradės printinti. Ar mes šitoj vietoj užsilaikysim, pradėsim ranginti, kas yra visai įmanoma, ar ne? Kas atrodytų štai taip, pradedam ranginti štai taip, pasidaužom ir tada arba darom Bartalomėjų ir viską štai čia susirenkam, arba šita supply zona yra kita. Tai bet kokiu atveju market makeris tai padarys, kad čia būtų kuo daugiau likvidumo ir kad tik vieną, tiek kitą pusę, kad išmuštų, ar ne, susirinktų visus pinigus. Tai akilai to irgi reikia tikėtis ir stebėti. Bet mano galutinis price targetas faktas, kad turėtų būti, kad mes čia turim rimtą bandymą į ketvirtą tepą, ar ne? Ir arba jis breakoutins, arba ne. Pirma short zona, antra short zona. Jeigu breakoutina, šitas flipina į breakerį, ar ne, ir galim nuo čia tada toliau keliauti. Iš resistance flipina į supportą, ir nuo supporto galim mes toliau keliauti. Į principę, žiūrėkime ant weekly, ne, turim kiek čia, 4,8, link 4,8 tada. Jeigu mes čia breakoutinam, nėra priežasties, kodėl mes neinam prie 4,8. Viskas labai paprasta yra, nes viską čia irgi reiktų tada susirinkti, ar ne? Ir nuo čia, jeigu breakoutinam, esam price discovery. Tai va, viskas labai, kai žiūrim struktūriškai, paprastai yra, bet kai einam kokių 15 minučių, pastebim, kad žmonės tiesiog nekantrauja. Tiesiog nekantrauja įlysti į tradą, ar ne? Bet ant daily time frame sentimentas yra visiškai bullish. Kadangi mes esam taip aukštai, galim ir visą čia range brėžti pagal visas taisyklės. Aš stengiuosi longai šitoje vietoje netidarinėti sąmoningai, nebent mes breikinam kažkokias tai didesnės zonas. Kai mes jas breikinam, tai yra didelė galimybė, kad mes norėsim toliau. Pasižiūrim volume, pasižiūrim open interest, USDT dominance, nu žodžiu, visą Confluence paimam ir tada interpretuojam. Ir galim tada tokius profitus irgi paimti. Ir šioje vietoje leverage yra visiškai nesvarbus, nes visiškai šitą tradą įlindau pagal open interest, tai sniper entry. Jeigu nori to išmokti, viskas yra labai paprasta, prisijungkit prie mūsų telegramo, Oskaras Trading, ten visos šviežiausios mūsų naujienos, kaip mums sekasi, ir narystę galite įsigyti tik per oskarastrading.lt. Ir rašot nuolaidos kodą 67 ir gausit net 67% nuolaidą. Mėnesinė narystė kainuos ten 65 eurus, o 3 mėnesių, tarkim, 160 kažkas tokio. Žodžiu, kuo narystė ilgesnė, tuo narystė ir pigesnė darosi. Tai va. Gražaus jums šeštadienio ir susimatysim, manau, šį vakarą update'o kažkokio kitokio nedarysiu, susimatysim jau ryt. Sekmadienį pasidarysim tokį didesnį, platesnį, ar ne, didesnę, platesnę techninę analizę, pasiruošim pirmadieniui ir pažiūrėsim, kas mūsų laukia toliau. Tai va, viso geriausio ir gražiai praleiskit šitą šeštadienį.